Tai labas, sveikinu su tokiu, galima sakyti, naujų formatų, pasižiūrėsim kaip seksis, bet pagalvojau, kad būtų visai fainai nufilmuoti tokį mini vlogą. Ir tiesiog pasižiūrėsim. Tai šią savaitę daug darbų laukia, išsiųsim mūsų blind date with the book, tai tada keliausim visokių smulkmenų dar dasipirkinėti, pasižiūrėsim, kas dėžėse atkeliauja, tada papasakosiu, ką skaitau vakar, baigiau vieną knygą, vieną Dark Romance, tai turėsiu ką papasakoti, nežinau, kad daug kas yra ją pasižymėjęs. Ir viskas, toks trumpas intro ir keliaujam. Tai aš visada, kai darau mūsų įmautės knygom, tai padarau tokius testinius variantus, kaip pasižiūrėti, kuris geriausiai atrodytų. Tai čia buvo pirmas testinis variantas ir paskui dariau antrą. Tai toj pasižiūrėsiu, įlysiu į laiškus, nes atėjo tiesiog per trumpas. Tai gerai, kad neužsisakiau viso kiekio, nes nežinau, kad buvo kalbas sąrašas ar spaustas, kažkas susimaišė. Bet vienu žodžiu, toj sufokusuos. Štai taip atrodo mūsų šitas pirmasis blind date with the book etiketė. Nu, labai graži, man labai fainai gavosi jinai tokio koledžo stiliaus, tai patinka. Na va, šitaip atrodo. Viskas žiūriu čia nukirpto, tai tikrai čia ne mano bus klaida, reiks pasiaiškinti. Čia pusę nukirpta. Na, žodžiu. Mano dienos knyga yra šita. Vakar kaip tik pabaigiau pirmą dalį, tai šiandieną pradėsiu antrą, paskui irgi papasakosiu, kaip pirma man patiko. Šiandien oras tai nuostabus, ką tik grįžau į studiją, po spaustuvės buvau pasiėmiau visus dalykus. Šiaip iš tikrųjų gavosi labai mėly skirtukai tokie rožiniai šį kartą į dėžutes. Labai norėjau kažkokio tokio rožinio, nes visa tokia tematika, šitie lipdukai irgi labai faini, čia aišku nesimatys. Aš įkelsiu patį maketą, čia nais kaip atrodo. Ir bandėm įsiaiškinti dėl maketo, tai turiu dabar tokį raw variantą, bandysiu apsikirti, pažiūrėti, ar mano knygai viskas tinka. Ir viskas, rytoj pakuosim, šiandieną ateis Donata, pradėsim, jau yra atėjusios dėžės, kurios yra čia nais. Yra atėjusios dėžės, tai pasilankstysim, dar reikia nulėkti, nes visai pamiršau, kad tokio dalyko reikia kaip šilko popierius, nenoriu į mūsų juodą šilko popierių pakuoti, tai reiks dar greit nusipirkti šilko popierius. Ir viskas, keliauju kavos, nes žiauriai noriu. Tavęs daug neprizumnu, bet va prizumnu normaliai, va. Kur einam? Valgyt varom. Ką tokia? Ir žodžiu, keliaujam į savo antrus namus, yra Humanitas, tai turiu paimti Marijai knygą, kadangi Marija laimėjo dovanų, nes buvo aktyviausia 3 mėnesių narė, galbūt kažką sau dar pasimsiu. Robertas šiaip turi savo kėdutę, asmeninę Humanitą. Jau ką, jeigu savo vyrus atsivėsi, tai žinot, ką ten galima. O šiaip pasisekė, nes ne tik paimsiu Marijos dovaną, bet ir yra atėjusios mano knygos. Tai žiūrim, kokių dar naujienų čia nais yra. Šita knyga visiškai naujai išleista. Tuomet gavo mano mylimiausia šių metų serija. Yra abidvi. Ir antra dalis. Mano 6 žvaigždutės. Kas dar nežino, tai Kauno Humanitas turi visada čia tokį standą, kur yra didesnės nuolaidos. Tai čia yra knygų, va, net iki 70%. Tai tada irgi užmeskite akį. Visai gerų būna variantų. Ar tai? Einam išrinksim paskutinę smulkmeną, šilkinį popierių. Šiaip tai rožinis visai tiktai. Man reikia tos etiketės dar visai šiandien. Manau, kad taip. Šiaip dar norėjau dėl to, kad tas geltonas man nelabai žema. Sakyko, mums nežinau. Su tavim šnekuosi. Ne, su manim. Ne, sakyti su nelabai.
jaučiu rožinis, ne? Jo, to norėjau 100%. Nu, biškai pasižiūrėsime, kažką pavyks rasti renginiui. Dabar tai nesąmonę prisirinkau. Gerai, šį planas yra ieškoti suknelės renginiui. Labai gražių mango turi vasaros kolekcijai, tai bandysiu pažiūrėti, gal ką turi. Šis neišdirbau. Nu ką, atkeliavo knygos pagaliau, tai galėsim jau viskas pakuoti, jau laukiau Roberto, tai žodžiu, va, atneša. Nu va, grįžau po tokios dienelės namo, tai galvoju, trumpai pabandysiu papasakot tą mano perskaitytą knygą Įkeliu čionais, dabar net neprisimenu, kaip tiksliai Inside, vėl žodžiu, Įkelsiu, kaip jinai vadinasi, tai yra Dark Romance ir iš tikrųjų pradedant skaityti, nes yra 3 dalis ir viena priešistorė nesenai išėjus, aš kažkaip galvoju, kad bus apie, kaip dabar populiaru, apie 3 ten skirtingus veikėjus, o čia mano džiugesiui pasirodo, kad yra apie tos 2 veikėjus, tos visos 3 knygos, tai aš labai tikiuosi, kad neišsisems, nes aš žiauriai mėgstu tas ilgesnes serijas, kai yra tie patys veikėjai ir nesikeičia niekas. Tai turint omeny, kad tai yra Dark Romance ir atrodo, ką tu tenais dar tiek prikursi, tai dėl to šiek tiek nerimavau, bet man atrodo, kad perskaičius antrą knygą bus jau šiek tiek aiškiau. Gerai, tai kokius įspūdžius man paliko šita knyga ir rekomenduočiau, tai manau, kaip Dark Romance tikrai galėčiau rekomenduoti. Aš tokį 3,5-3,75, nes atrodo tikrai galbūt skaičiau kažko geriau, bet tas, kad man patiko Kate, iš tikrųjų jo kaip veikėjas, charakteris ir jo visi tokie niuansai man labai patiko. Tik tai minusas didžiulis tas, dėl ko pakankamai tokį žemesnį balą daviau, kad knygui nebuvo tokio nieko atrodo negirdėto, viskas pakankamai banaliai aprašyta nuo siužeto vingių iki kažkokių didesnių dalykų. Tai tiesiog jeigu plaukiam pasroviui ir mums patinka tie 2 veikėjai, patinka jų dinamika, tai tikrai ta knyga patiks, nes tokia tamsi, bet graži ta jų meilės istorija, tokie 2 žmonės, kurie yra visiškai obsessed viens kitu. Tai va, vienu žodžiu, man visai kaip ir patinka. Jeigu dar taip irgi pridedant, man šiek tiek pritrūko ir logikos tiek didesniuose, tiek mažesniuose dalykuose plėtojant istoriją. Nežinau, keletą čia pavyzdžių galiu paimti, kaip galbūt tie jauni žmonės pakankamai 21 metų, nes pagrindiniams abiems veikėjams yra 21 metai. Jie tokie, bent jau Kate pavaizduotas, kaip toks visiškai nenugalimas iš vienos pusės, nes jo darbas yra žmonės ir jisai dar kitus dalykus tenais daro. Ir kur, žinot, kai būna knygose aprašomi, kur ten įeina 20 žmonių ir ten pam ir viskas ten būna, vienu žodžiu, okei. Tai man šiek tiek to trūko realumo šiek tiek, nes jeigu būtų tokių realesnesnių detalių įtraukta, manau, būtų visai kitaip susiskaitę ir netiek man badė akis. Nes, pavyzdžiui, kaip ir Stacey įbrolis, kuris naudoja tiek fizinį ir psichologinį smurtą prieš ją ir ten daug dalykų yra blogo pridaręs, jis irgi toks kaip nenugalimas ir nieks net nežino, kad jis ten egzistuoja ir būtent, kad ir su Stacey tokių dalykų buvo, kad net autorė atrodo pamiršta. Pavyzdžiui, su Stacey buvo, kad jinai turėjo randus ir tokius mėlynės, nes įbrolis ją tenais žalodavo ir jinai labai bijojo parodyti tam tikrus randus ant kūno ir rodė, kaip ten tiesiog rašė, kaip jinai tenais tiesiog nenori nusirengti ir parodyti, o kitose scenose po ten 100 puslapių jie ten eina į dušą ir ten nieks nieko nepastebi. Tai man tokie atrodo
šiek tiek kažkaip ne iki galo. Jeigu užsimerkiant į daug tokių dalykų, tiesiog skaitant istoriją, kaip tiesiog istoriją įdomią ir sakau, jeigu patinka dar pagrindiniai veikėjai, neerzina visi, tai tikrai labai susiskaitys ir knyga tikrai pakankamai aukštai verta kaip Dark Romance, nes, žinot, dažniausiai su Dark Romance būna ne patys aukščiausi vertinimai, tai tikrai rekomenduoju, galite skaityti, pasižiūrėsit kaip pačios ir pasižiūrėsiu aš pati, kadangi tai yra 3 knygų serija, ar nebus kažkas sugadinta antroji serija, nes kaip tik toj pasižiūrėsiu, kaip tik skaičiau aš irgi labai išgirta, labai aukšto įvertimo The Blackened Blade. Šitą seriją ir pirma knyga mane visiškai įtraukė, aš nieko nenorėjau veikti, tik tai skaityti ir ją labai greit perskaičiau. Buvo dalykų, kurie labai badė irgi akis, bet galvoju, antroji knygoje mes tikrai įsivažiuosim, daug dalykų bus papasakota, nes šiandien apie nei magijos sistemą, nei warbindingo nieko nebuvo. Tai galvoju, antroji knygoje tikrai daugiau atskleis, nes šiandien irgi buvo apie pagrindinę veikėją, kuri miršta tiesiog kalėjime, nes ji buvo įkalinta. Ir gauna antrą šansą, toks kaip ir kelionė laiku, jis sugrįžta 10 metų atgal, kai ji dar mokėsi universitete, kuriame ten irgi gyvenimas nepasaka, nes iš jos labai tyčiodavosi ir labai stipriai muždavo tenais ir panašiai. Ir buvo jos irgi blogoji ten įseserė, kuri iš tikrųjų ji viską ir kišo visos tos pagalius ratus ir tiesiog apsimėtinėdavo labai gera, o iš tikrųjų norėdavo ten ją ir ji pati ją įkišo į kalėjimą. Tai tikrai pradžia buvo žiauriai stipri ir aš jau maniau, wow, čia bus žiauriai gera knyga ir kaip jinai nusprendė pasinaudoti tuo šansu ir kovoti, vienu žodžiu, išmokti sustiprėti, išmokti kovoti ir tikrai buvo žiauriai įdomu skaityti, bet taip ilgalaikiui einant, jinai atrodo pamiršo tą tikslą, visiškai nesidomėjo, kaip jinai čia atsidūrė, kodėl atsidūrė, vienu žodžiu, jokių nekėlė klausimų, kas čia vyksta ir tas bulinimas į knygos pabaigai pasidarė toks kažkoks keistas ir toks atrodo fileris. Antra knyga galėjo būti 100 puslapių novelė, nes ten buvo tiesiog grynas fileris. Vėl tos pačios patyčios, pagrindinė veikėja yra žiauriai jau stipri, bet ją vis tiek visi bulina, ten visi bando jai pridaryti nesąmonių ir panašiai. Ir kadangi čia yra reverse harem, tai tie visi vaikinai, kurie irgi buvo pagrindiniai veikėjai, nublanko, pasidarė kažkokie kvaili, pasikartojantis, vienu žodžiu, čia visai neplanavau padaryti dabar tokios apžvalgos, tai vienu žodžiu nusivyliau irgi šitą seriją, man atrodo, turėtų būti dar viena dalis, bet tikrai neskaitysiu. Viskas, baigiu, susitiksim rytoj, nes rytoj pakuosim siuntas, tai bye. Tai labas rytas, šiandieną patinimas 3000, jeigu ne dėžė, kurią šiandieną planuojam supakuoti dėžės, tai tikrai nebūčiau išlipus iš lovos, ta prasme. Tai planas dabar yra keliauti Kavalierių pasiimti kavos, šiek tiek padirbėti, pradėti ruoštis pakavimui, šiaip iš tikrųjų trūksta dar keletos dalykų, tai šiandieną turim sulaukti kurjerio tokių smulkmenėlių. Tai bandysim, Donata ateis irgi po pietų. Ir šiandieną tikiuosi, kad viską spėsim išsiųsti. Viskas viskas, kavos pasimta, tikiuosi patinimas paeis. Pirmas dalykas, ką aš padariau, tai pasileisiu muzikos, neleisiu dabar dėl teisių autorinių, nes greitai čia mane užgaudys, bet jūs privalot paklausyti Sleep Token, jeigu jūs jų nežinot, ta prasme, mano didžiausias obsession šitų metų. Ir aš neįsivaizduoju, po kokiu akmeniu aš gyvenau, kad jų nežinojau. Aš per mūsų panų retrytą jos ten pristato ir aš taip sakau, kaip aš jų nežinojau, nes jie visiškai apie mane. Ir žinot, kai mes merginos, ypač kaip prisiskaitom knygų ir crying over fictional characters, kurie neegzistuoja, vyrai fictional, kurie neegzistuoja, tai čia yra Vessel, kuris yra tikras ir ta prasme, jūs privalot paklausyti muzikas, nes čia yra tiesiog romantizi. Jeigu mūsų romantizi knygos būtų muzika, tai čia būtų muzika. Aš užsikabinau ir
jų dainų žodžių must privalot paklausyti ir man parašyti, nes žinau, kad daug kas žino iš mūsų klubo ir mums čia yra tiesiog kažkas tokio ir jie turi tą efektą kaip Akotaras. Kai pradedu jų klausyti, aš paskutinius 2 mėnesius nieko kito nenoriu klausyti. Ta prasme, man nereikia kitos muzikos, ta prasme, aš jų kiekvieną dieną klausau. Tai va, dar galiu parodyti, kaip atrodys. Čia dar retesnis variantas, dar dabar eisiu, sukarpysiu visus, kad išmatuočiau paskutinį matmenis ir paduosiu spaustuvės spausdinti. Tai toks universitetiškas mūsų užvalkalas knygutėj gavosi, nu labai man patinka, tenais dar keletą dalykų norėsiu pakeisti, bet va taip atrodys mūsų, nežinau, čia sufokusuoja ar ne, bet taip atrodys mūsų pirmas boksas. Tai viskas, dabar belieka eiti atsispausdinti lapus, nes aišku bus irgi mano laiškas. Vakar atsispausdinau jau tą galutinį variantą, dar truputėlį čia taisymų buvo, bet kaip visada, mano laiškas, o čia toks irgi jau tradicija tapęs, visada atsidarius dėžutę bus, čia truputėlį pasakoju apie pačią knygą. Išradimą tokį išradau, kad nereiktų laikyti. Keliavo paskutinės detalės. Ką esu sugalvojusi šitą dėžutę. Nu, žiūrim. Va, prie būtent irgi dėžutę sumaketavau į temą mums sausainukas. Tai va, dėsim irgi dėžutės. Va, prie popieriaus irgi dėžutės. Gerai, tai pradėsim darbus. Pirmiausia, tai dabar užsidėsim etiketės ant knygų, viską jau paėmiau. Donata palanksė dėžių už mūsų, pasiruošęs Donata papakuoti. Tai va, tai labai gerai, šiandieną tikrai viskas iškeliaus, kaip ir pagal planą, viskas tobulai. Bravo, praktiškai. Taip. Atsuk biškutį dar pasižiūrėti. Labai gražu. Nu, Donata galėtų gauti, bet aš Donatai įsivaizduokit, mano įtaka neveikia Donatai. Aš jai niekaip neįsiūlau. Aš savo perleidžiu kažką. Perleidžia kažką. Šiaip iš tikrųjų Donata yra kaip mūsų klube tie žmonės, kurie skaito, nu ne, tu neskaitai saviugdos knygų, bet į tą pusę labiau. Tiksliukas. Kaip ten pala, kur stebi, bet neseka. Jo, stebi, bet neseka. Nu, aš tikiuosi, kad man dar pasiseks ir mano šių metų planas bus Donatai kažkokią knygą įkišti. Pažiūrėsim. Jo. Svarbiausia, nepradėti tau neįkiš kokios fantastikos pradžiai, bet po biškį, gal kaip nors. Gerai, tai visas dėžutės susipakavom ir dabar belieka, fokusas, belieka klijuoti lipdukus ir čia aš jau dedu, kurios yra įvykdytos dėžutės, tai visai greitai čia mums viskas susidirbo, manau, dar koks valandžiukė ir galėsim vežti jau į paštomatus. Tai, na ir štai viskas, ką tik baigiam darbus, iš tikrųjų net nepafilmavau daugiau tokių detalių, nes su Donata per kelias valandas norėjom viską spėti supakuoti. Tai viskas jau yra sudėta į dėžes, man kompanija palaiko Ajus, truputėlį reikės apsitvarkyti studiją, galbūt rytoj, nes šiandien toks atrodo
kaip po sprogimo viskas. Dabar belieka jau man tik tais laukti jūsų visų atsiliepimų, jūsų nuotraukų, žymėjimų, kartais skaito paskroj, laukti kitų žinių dėl kitos dėžutės. Galiu išduoti paslapti, kad numatoma romantizy knyga. Tai greitų metų, manau, iki birželio 7-8 jau bus tikrai daug daugiau informacijos, gan irgi jau bus paleidimo data. Dirbu irgi ties tuo, o dabar eisiu šiek tiek atsikvėpsiu, pasėdėsiu, paskrolinsiu, gal knygą paskaitysiu, nes vakar irgi nebuvo daug jėgų, gal tik 100 puslapį perskaičiau tos antros dalies. Ir jo, dar namuose nufilmuosiu unpackingą, kad galėčiau pasidalinti. Ir jo, kažkaip kyla vėjas, man atrodo, šituoj. Sulauksim to lietaus, kuris buvo žadėtas, atvažiavo viskas į paštomatą, sudėsim visas siuntas ir dabar jau palinkėsim tik tai su tom gero kelio sėkmingo, kad visiškai jos nukeliautų tobulai taip, kaip ir išsiųsim. Ir laukiam. Viskas, kaip sakėm, taip ir padarėm, vakarieniai sušiai, sėsiu, ištiesiu kojytės, atsisėsiu, nežinau, ką darysiu, eisiu skaityti knygą. Keletą minučių dar atsisėdau į savo mylimą knygų kampelį, truputėlį paskutinius darbus padaryti. Galvoju, parodysiu, kokių knygų buvau nesenai nusipirkus ir supratau, kad paskutiniu metu beveik nieko nepirkau. Taip žiūriu į lentyną ir galvoju, tai net keista pasidarė, bet iš tikrųjų dabar net kurį laiką neturiu nei jokios kažkokios serijos, nei nieko. Iš tikrųjų tai prisiminiau, pirkau. Šiaip šitą norėjau parodyti, nes irgi ne per seniausiai ją nusipirkau. Tokia buvo net nuo naujų metų viena laukiamiausių knygų, man atrodo, irgi pakankamai išhypinta, tai pasižiūrėsim. Dar Silver Light neturiu, laukiu ir tos kitos, visai manau, tikrai norėsiu paskaityti, pasižiūrėti, bet vat ką prisiminiau, tai kad pasidaviau Rinos Kent rekomendacijom, tai nusipirkau visą šitą seriją. Tenais yra visko labai daug, būtent jos visatoj. Tai čia nežinau, kad neišeilės. Tai tikrai nusipirkau šitą, nors sakiau, kad dabar kurį laiką nebepirksiu pilnų serijų, kol nepasižiūriu, ar man tikrai patinka. Bet prigrebiau, tai tikiuosi patiks. Žinau, kad ne visos fainos, bet kai kurios yra tikrai labai geros. Ir jo, ir viskas, daugiau neturiu ką parodyti, iš tikrųjų, nieko labai ypatingo. Truputėlį savaitgalį dar prasivaliau lentynas. Aš šiaip labai liūdžiu, nes, žinot, nuo tada, kai perskaičiau On Wings of Blood, tai mano rekomendacijų buvo pilna ir aš labai laukiau gegužės, nes gegužė planavo išeiti 3 paskutinė knyga ir buvo nukelta šiek tiek. Ir turėjo būti už savaitės ar už 10 dienų ir aš jau ten skaičiavau dienas kalendoriui, sakiau, viską mes suskaitysiu. Ir vienu žodžiu, bus tos knygos išleistos tradiciškai, o tai reiškia, kad yra nukelta eilinis Quicksilveris scenarijus ir dabar knyga yra nukelta į 24 metų kovą. Tai va tokios nuotaikos, tikrai šiaip labai pikta ir man tokia nesąmonė. Suprantu, iš tikrųjų fainai dėl autorių ir viską, bet nežinau, metus laiko man jau nebebus įdomu, reikės rerydinti viską. Tai sugadino čia man nuotaikas už tų dalykų. Tuo labiau, kad knygos neaišku, kaip atrodys. Tai gerai, matau, mirks mano kamerą, tai aš dėsiu ją pasikrauti ir ties čia, manau, norėsiu pabaigti šitą kelių dienų tokį vlogą. Tai nežinau, tikiuosi, gal buvo įdomu, šiek tiek kitoks turinys negu įprastai. Galit pakomentuoti, nežinau, ar patiko, ar nepatiko, ar norim daugiau kažkokių tokių. O šiaip dabar laukiam birželio 1 dienos, sekmadienis, kada išeina bilietai į mūsų vasaros atidarymo šventę, tai tikrai visų labai laukiam, labai stengsimės, kad šventė būtų įspūdingai įsimintina ir kad visos tiesiog labai turėtume gerą laiką. Tai jo, tai visos tikrai labai laukiam to sekmadienio, tenais jau net yra jokų grupės šatose, kad čia kaip balų žaidynės kokios dėl tų bilietų. Tai jo, pasimatysim. Vienu žodžiu, ruošiamės, pasimatysim 14 dieną, nes nebus myto, o bus šventė. Dabar jau sakau tikrai ate ir iki kitų kartų.